Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje, baigėsi 17-2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Situacija dujų rinkoje išlieka stabili, ESO modernizuos elektros tinklą Marijampolės apskrityje ir pildosi tinklą balansuoti padedanti baterijų rinką. Iš tokių vidutinių naujienų pramonė laukia vyriausybės paramos krizei valdyti. Be to, Europos komisijos energijos šoko valdymo planas pasirodė per silpnas, Klasko pardavimas dar nepasiekė akcininkų susirinkimo stalo ir ketinama sureguliuoti vandenilio rinką. Štai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. For God's sake, this man cannot remain powerful. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Pradėkime nuo plano. ES narių finansų ministrai turės parengti naujas priemonės energetikos krizei suvaldyti. Mat Kipre susitikę šalių lyderiai nutarė, kad Europos komisijos pateikti pasiūlymai nėra pakankami. Pastaroji pasiūlė iniciatyvą Accelerate EU, kuria siekiama suteikti šalims įrankių mažinti energijos kainas ir spręsti kuro tiekimo problemas. Joje numatyta finansinė parama skurdžiausiems gyventojams, subsidijos ir mažesni mokesčiai dujų katilus keičiant šilumos siurbliais ir saulės baterijomis. Taip pat mažesni mokesčiai elektrai, finansinės paskatos benzininių automobilių keitimui elektromobiliais. Tačiau ES šalys įžvelgia poreikį ambicingesniems veiksmams. Kodėl tai svarbu? Briuselis situaciją vertina kaip dvejopą. Būtina susidoroti su palyginti trumpalaikiu naftos, degalų, žaliavų, trąšų ir visų kitų susijusių sektorių kainų šokų. Tuo pačiu reikia nedelsiant imtis taisyti žemyno struktūrinę priklausomybę nuo importuojamų energijos išteklių. Logika kaip ir teisinga, tačiau išties pasiūlymai atrodo sukurpti ne tokio gilumo kriziai, kokia formuojasi. Reikės pasistengti labiau. Tuo metu Lietuvos pramonininkai prašo valstybės pagalbos dorojantis su Hormūzo krizės padariniais. Anot jos vienijančios Lietuvos pramonininkų konfederacijos reikalingi konkretūs pagalbos mechanizmai, mokesčių lengvatos arba dalinis finansavimas kritinių atsargų kaupimui, valstybės garantijos įmonėms, kurios plečia tiekimo šaltinius ar laiko didesnius rezervus. Taip pat likvidumo priemonės sektoriams, kurių veikla tiesiogiai priklauso nuo nenutrūkstamo žaliavų tiekimo. Taip pat raginama įvesti nulinį reinvestuojamo pelno apmokestinimą ir toliau koreguoti kuro akcizus. Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, anksčiau yra sakęs, jog valstybė turėtų teikti paramą verslui naftos kainoms pasiekus $130–140 už barelį. Kodėl tai svarbu? Nepaisant šūsnies pareiškimų ir antraščių iš JAV apie tai, kas ką laimi ir kas ką kontroliuoja, į viešosios erdvės paviršių pamažu iškyla supratimas, kad krizė nebus trumpalaikė, o jos pradžia jau čia. Ir pirma ją pajuto aviacija. Lufthansa dėl aviacinio kuro kainų atšaukė 20 000 vasaros skrydžių. Dar anksčiau Air Baltic gavo 30 milijonų eurų paskolą iš Latvijos vyriausybės. American Airlines paskelbė, kad brangesnis kuras jai kainuos $4 milijardus JAV, tai yra visą planuotą įmonės metų pelną. Visgi Lietuvos pramoninkų konfederacija į pageidavimų sąrašą įterpė nulinį pelno mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui. Tai senas verslo bendruomenės prašymas, šiandien jis skamba kaip siekis po energetikos krizės priedangą prastumti senus pageidavimus. Degalinių operatoriai buvo bene pirmieji pageidavimų koncerte. Šie gudravimai leidžia manyti ar įtarti, kad nepaisant retorikos krizė dar nesutelkė viso verslo dėmesio į konkrečių problemų sprendimą. Dabar apie Achemos grupės pardavimą. Šią savaitę vyko visuotinis Achemos grupės akcininkų susirinkimas. Jis buvo įdomus dėl to, kad vėl grįžtama prie grupės bendrovių pardavimo klausimų. Konkrečiai svarstama galimybė parduoti Klaipėdos jūrų krovinių kompaniją Klasko. Visgi, anot kelių žiniasklaidos priemonių šaltinių, klausimas dar nebuvo pateiktas akcininkų balsavimui. Dabartinė situacija apibūdinama kaip vyksta procesas, pasitikrinimas rinkoje arba tokie pokalbiai vyksta. Akcininkų susirinkime nutarta, kad Achemos grupė po 3 metų pertraukos vėl mokės dividendus. Akcininkai pasidalins 15 milijonų eurų. Tiesa, grupiai priklausant Jonavos trąšų gamykla dividendų nemokės. Apie tai, kad bandoma parduoti Klasko, balandžio pradžioje patvirtino 58% grupės akcijų su dukra valdanti Lyda Lubienė. Tačiau oficialiai kol kas jokia detalesnė informacija nėra patvirtinama.
Neoficialiai galima Klasko pirkėjai varjama Klaipėdos uoste veikianti krovos sandėliavimo, laivų švartavimo, didmeninės prekybos ir nekilnojamojo turto įmonės jungianti Klaipėdos terminalo grupę. Kodėl tai svarbu? Pastaruoju metu vėl pagarsėjo kalbos apie Achemos grupės pardavimą. Tai ne tik didžiausia dujų vartotoja šalyje Achema, grupėje ir dujų priekybos verslas Achema Gas Trade, atsinaujinančios energetikos įmonė Renerga bei kiti susiję verslai. Taip pat minėtoji uosto bendrovė Klasko. Įmonių grupę galima bandyti parduoti vienu mostu, kaip tai trumpai ir nevaisingai kalbėta svarstant apie vengrų investuotoją Med Group. Tačiau lygiai taip pat galima milžinišką įmonių grupę pamėginti parduoti dalimis. Pavyzdžiui, Klasko yra patraukli ne tik kaip krovos bendrovė, bet ir kaip labai vertingas plotas Klaipėdos uoste. Na ir kiti dalykai. Elenger per Klaipėdą atsigabeno dalį kitam šildymo sezonui skirtų dujų iš Norvegijos. Dujos keliaus į Inčiukalnio požeminę saugyklą Latvijoje. Anot bendrovės dujų pasiūla rinkoje išlieka įprasta, o tiekimas vyksta kaip suplanuota. Iš viso pavasarį į Suomijos Inkų terminalą atplauks 3 bendrovės krovinius gabenantis laivai, o į Klaipėdą 2. Papildomi pristatymai planuojami ir rudenį. Energetikos ministerija registravo naujo vandenilio įstatymo projektą, kurį priėmus tikimasi išvystyti besiformuojančią vandenilio rinką. Taip Lietuva į savo teisę taip pat perkeltų ES direktyvą su bendromis vandenilio rinkos taisyklėmis. Įstatymą priėmus būtų apibrėžta vandenilio rinka, tai yra panaši rinka į dujų ir elektros rinkas, bet to vandenilio tinklas taptų strategiškai svarbia infrastruktūra. ESO šiemet investuos 11 milijonų eurų į elektros tinklo Marijampolės apskrityje modernizavimą. Didžioji dalis darbų bus skirta tinklo atnaujinimui. Planuojama nutiesti 51 km 10 kV ir 50 km 400 V galios kabelinių linijų. Taip pat pastatyti arba atnaujinti 76 transformatorines. Atnaujinant esamą tinklą, miškingose vietovėse po žeme bus perkelta 26 km 10 kV oro linijų. Na ir galiausiai, energetikos reguliuotojas VERT sumažino Energy Cells siūlomų balansavimo pajėgumų apimtį nuo 40 iki 30 MW nuo gegužės 1 dienos. Bendrovės baterijos pastatytos su ES parama, todėl jų veikla ribojama augant konkurencijai. Anot Litgrid, rinkoje daugėja dalyvių galinčių užtikrinti sistemos balansą ir dažnio stabilumą konkurencingomis kainomis. Šiam kartui tiek. Priminsiu, kad ši tinklalaidė rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jeigu naujienas jums patogiau skaityti, o ne jų klausytis, naujienlaiškį galite užsisakyti ir gauti tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę. Visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. O su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.